Mes vėl Kauno Crown antikoroziniame centre. Šiame centre vis dar galioja nuolaidos kodas Gazas Dugnas. Su juo galite gauti 10% nuolaidą antikorozinės dangos paslaugai. Ir svarbiausia, vis dar galima nemokamai pasitikrinti savo automobilio rūdžių būklę, atlikti rūdžių defektaciją. Gerai, ir čia laukia labai įdomus iššūkis. Štai čia stovi Izidoriaus Porsche, štai čia stovi mano Porsche. Ir jūs sakysite, štai šis Porsche yra naujesnis negu Izidoriaus, bet dabar taip, aš dabar išdėstysiu sąlygas. Abu automobiliai yra pravažiavę labai panašiai, tai 220 000 kažkas tokio. Bet yra vienas esminis skirtumas. Izidoriaus automobilis taip pat atvyko iš Amerikos, bet labai senai. Bet seniai. Ir... Maniškis yra toks lietuviškas automobilis, kuris matęs daug žemų ir daug druskų automobilių. O Pauliaus automobilis druskų dar kol kas nematė. Bet ne, jau po truputėlį matė. Po truputėlį matė, bet dar labai nedaug, todėl šiandien palyginsime, kaip atrodo lietuviško automobilio dugnas ir kaip atrodo iš Amerikos. Atvyks šiltų kraštų, norėčiau pabrėžti iš Floridos. Su Florida yra buvęs. Pradedam nuo Pauliaus Porsche dugno. Ir šį automobilį buvom pakėlę ant keltuvo, kol jis dar stovėjo pas pardavėją aikšteliai. Ir jau matom, kad lietuviškų druskų automobilis matė. Anksčiau ar vėliau važiuoklė kažkur būna prabraukiama. Ir va šitoj vietoj matosi korozijos pati pradžia. Aišku, stabilizatorių štanga pati iš savęs nesurūdys tiek, kad jinai sulūžtų, bet vis tiek labai gerai matom, kaip lietuviškos druskos veikia metalą. Po truputėlį viskas pradėjo koroduoti. Lygiai tas pats yra va su traversu, visur, kur buvo pliko metalo jau dažai pabirėję, pradėjo po truputėlį rūdyti. Bet dar šio automobilio dugnas netrodo taip kaip maniškis, kurie eisim toj pasižiūrėti, bet labai aktualu yra pakabos varžtai. Nes Pauliaus Porsche kaip tik neseniai ir suvedimas suko motoservisą ir viskas labai gražiai atsisuko, nes druskų buvo nematę. Tai va čia Crownas taip pat gali padėti, nes su Crown skaidria danga galima dengti ir pakabos dalis ir jas taip pat apsaugoti nuo korozijos. Pačios baisiausios vietos automobilio dugne yra tos, kur druskos kaupiasi, jos ten išlieka, mes jų ten nematom ir jos labai gražiai suvalgo, pavyzdžiui, automobilio slenkščius. Matom visur gražu. Tai va čia yra tos nematomos vietos, kur plastikai dengia, bet po poro žiemų jau vaizdelis bus daug blogesnis. Kokia, Juliau, tavo nuomonė Pauliaus automobilių? Tikrai dugnas neblogos būklės, matomi korozijos židiniai, nėra jie labai dideli, bet kaip tu pats sakei, pasirūpinti bet kuriuo automobiliu iš anksto yra verta, tam, kad tiek pristabdyti esamų rūdžių plitimą, tiek apsaugoti nuo druskų ir tolimesnių korozijos procesų. Tai kiekvienam rekomenduotina atlikti šias paslaugas, nepriklausomai nuo to, kaip atrodo automobilio dugnas. Nes su Crownu turim galimybę padengti tiek naują, tiek seną, tiek korozijos pažeistą automobilį. Aš manau, kad Pauliui dabar pats laikas atlikti antikorozinę dangą, kol situacija nepablogėjo ir dugną galėtume matyti ir po poros metų panašios būklės kaip dabar, o ne blogesnė. O tai padėtų išsaugoti automobilio vertę, nes turbūt pardavimo procese daug kas stebi, rūdis analizuoja taipogi kaip ir mes dugną ir nuo to priklauso automobilio kaina. Perinam prie mano Porsche ir net nepalindę po dugnu jau matome daug tokių smulkių korozijos židinių, kėbulo, beveik tokiose nematomose vietose. Sparno apačia jau yra tiek parūdijusi, kad jinai net yra atitrūkusi nuo tvirtinimo. Ir žinokit, labai blogas vaizdelis yra po šitais slenkščiais. Mes pas Paulių pro tarpą pasižiūrėjom, kadangi druskos nesikaupė per daug metų, viskas atrodo labai gražu. Kol kas. O pas mane, o po šitais abiems slenkščiais, daug metų kaupėsi druskos, jos niekaip neišsiplovė, nes niekas visų pirma jų net neplovė. Ir nuėmus šitus plastikinius slenkščius, vaizdelis yra labai nekoks. Aišku, skylių dar nėra, bet čia yra laiko klausimas. Tai va čia jau reikės šitom vietom susirūpinti. Slenkščių lietuviško automobilio požymis. Traversai tikrai nėra supuvę, bet rūdis iš esmės yra visur. Visur dažai atšokinėja, kur tik tai įmanoma, lietuviškos druskos jos bjaurios. Visur, absoliučiai visur pakaboja metalinės dalys yra pažeistos korozijos. Net tokie elementarūs dalykai kaip kuro bako tvirtinimo juosto, pasižiūrėkit, kaip pas mane atrodo ir kaip pas Paulių dar visa graži. Ar
ar galima atlikti mano automobilio antikorozinę dangą? Nes su Pauliu viskas aišku. Mes pakonservuojam, vaizdelis geras, o manau pradėjo surdyti. Galima ir pagrindėm tokie automobiliai yra lankosi mūsų centre, kurie yra jau pradėję rūdyti ir nori pristabdyti ir sulėtinti tą koroziją. Tai pagrindinis Crown klientas automobilis virš 10 metų senumo, pora žiemų Lietuvoje, pirmi didesni ar mažesni korozijos židiniai. Ir kadangi Crownas alyvinio pagrindo danga tinkama esamų rūdžių konservacijai, tai yra sulėtinimui korozijos, verta paminėti, kad tą galite daryti paslaugą atlikti žiemos metu, ypatingai dabar, kada už lango toks bjaurus oras ir tiek keliuose druskų. Nes aš manau, kad mano situacijoje yra taip, kad automobilis jau pradėjęs rūdyti, bet problemų dėl rūdžių aš dar neturiu. Dar tech apžiūrą praeičiau, skylių nėra, tai aš dar galiu pakonservuoti. Tu gali ir naują automobilį dengti ir stipriai pažeistą korozijos. Jeigu klientas planuoja su juo važinėti ir jį turėti dar ilgą laiką, tai tikrai verta atlikti tą paslaugą, bet kaip dauguma žmonių galvoja, kad kol automobilis rūdžių daug neturi, na, tol galima šiek tiek ir palaukti. O kada jau prasideda akivaizdus rūdžių padariniai, tik tai tada imasi kažkokių tai veiksmų ir dažniausiai atlieka ar atvyksta pas mus pasikonsultuoti dėl antikorozinio padengimo paslaugos. Tai geriau užbėgti anksčiau įvykiams už akių ir to pasiekoje turėti geresnį rezultatą ateityje. Aš manau, kad atliekant antikorozinės dangos paslaugą labai svarbu ir išplauti senes druskas. Ar tiesa, kad man nuvažiavus į įprastinę plovyklą ir nusiplovus dugną, negaliu teikti, kad druskos buvo pašalintos? Iš dalies druskas išplauna tik tai tikrasis druskų tirpiklis, kuris ištirpdo druską. Tai šiame video galite pamatyti, kaip standartiniai šampūnai neišplauna, neištirpdo druskos, o tą padaryti gali Crown Salt Eliminator, tai yra priemonė, su kuria mes plaunam dugnus prieš antikorozinį padengimą ir atskirai šią paslaugą galite užsakyti visose mūsų antikorozinėse centruose. Tai yra speciali druskų šalinimo procedūra, kurią atliekame kiekvienu sezono metu. Tai netgi jeigu žmonės neįsigyja pas jūs antikorozinės dangos paslaugos, jie gali atskirai įsigyti vien druskų išplovimą, ar ne? Taip, ir netgi po korozijos defektacijos mes galim pasiūlyti klientui ne tik antikorozinio padengimo paslaugą, bet ir druskų šalinimą tiek žiemos, pavasario, rudens metu, kas yra aktualu bent porą kartų į metus išsiplauti tinkamą automobilį nuo druskų su tinkamomis priemonėmis. Žiūrovams primenu, kad Kauno Crown antikorozinėme centre vis dar galite nemokamai įvertinti savo automobilio rūdžių būklę ir jei įsigijate paslaugas, pasinaudoję nuolaidos kodu GAZAS dugnas, gausite 10% nuolaidą. O aš noriu papildyti, kad Crown antikorozinius centrus rasite ne tik Kaune, didžiuosiuose Lietuvos miestuose, jų yra beveik 10 ir pasirūpinkite savo automobiliais tiek žiemos metu, tiek ateinančių sezono metu, apsaugokite savo mylimą transporto priemonę, kad ji jums tarnautų ilgai ir patikimai.